Rytą, mėly kolegas. Tai ką, mes vėl ant Žalgaičio ežerą. Aišku, taiginis vėl lydekas. Rinksimės biškį tavo šiandien kitokią taktiką negu vakar. Vakar labiau landžiom po žolės, ieškojom tarp žolių, tarp kelmų. Šiandien bandysim kraštus. Aišku, pradžią eisim linkano kraštą. Pasigrėžiau čia prie žolės. Tada matysim, kiek turėsim laiką, bandysim palei šitą kraštą praeit. Bandysim paieškoti šalia vagos, nes čia kaip ir vaga kažkur šalia turėtų būti. Anai pusėje ten irgi giliai biškį didesnė, porą metriukų į trejetą perkrent. Tai bandysim rinktis taip. Šiandien turim snygių, rodė -7, tai kaip ir nėra blogai, nėra daug. Aišku, gerai, kad vėja kol kas nesijaučia. Nes viršų tenai ant keliuką tai žiauriai didelis vėjas, žiauriai didelis. Nu, čia kol kas neblogai viskas atrodo. Matos labai daug gyvūnų pėdsakų. Gyvūnai čia tikrai siaučia. Tai va, ką einam gręžtis pirmas egetas ir einam žiūrėti, eisim ieškoti žuveliokų. Gal kažką surasim šiandien. Tai va, turim 30 plius egečių. Iki daug maž ten ano kraštą toli. Leidžiamės pirmą balansiriuką į pirmą eketę. Ir einam ieškot, ką čia turim palikę. Kas čia šiandien tokia snieguota diena bus. O, turim. Nu va. Turim. Ten toliau paleisim. Na. Tik tak kokie. Bet daugiai. Iš 3 bakstelėjimų vienu užkiba, vadinas ok. Vadinas mūsų kol kas plans teisinas, kad eiti į šitą pusę. Tai klausimas, ar bus tų didesnių. Ešerys. O, jeigu jis aktyvus ir jeigu jis maitinas, jam visiškai skirtumo nėra, kokį tu balansyrą jėmi. Tai va čia irgi varianso ateit, pasigrėžiuot, paieškoti ešerių galėtų. Be masalinę ar blizgutę. Aišku, be masalinę daugiau surankėtum negu blizgutę. O, turim didesnį greičiausiai. Arba lydeką. Nu va.
No, viskas. O, no, hell no. Pats daviau praryti. Nu, atiduok. Va. Tau gerai, man gerai. Tai va. Kas juos kankin? Va ir kankin, va. Nu, pabandom, dar gal ešeriuks koks yra. Aišku, reiktų bandyti užsidėti mažą balansiriuką. Bet jeigu šalia ešerys, lydeka, garantuotai stau kažkur šalia raudelės. 9%. Nes tiek tie plėšrūnai, tiek tie nori valgyti. Gerai. Keliauk mažas. Tai va, ir pirmas 30 plus ekečių turim 3 lydekiukus ir ešerį. 2 lydekiukus ištraukėm, vien eketį tiesiog, kai visą laiką sugebam pataikyti eketės kraštą, atsipurtė. Ir dabar net nežinau, ar eit pabandyti ešeriukus tuos kelis iš tų ekečių išprašyti, ar eit bandyti gręžti kitą kraštą, kažkokį tai atstumą ir bandyti, kaip čia daug gaudėm, ar lyst į vidų, vėl tenai. Nes krašte kol kas turėjom nestebuklą. Visas kibims buvo čia gali. Nes krašte turėjom vieną eketį ten iš 20 kibimo. Tai toks labai keistas pasirinkims mūsų ir nežinau ką daryti. Nes kaip ir yra tų ekečių tikrai, kuriuose galėtum bandyti ešeriukų pagaudyti, bet išvažiavom lydekų. Ir ar verta eit? Nežinau. Tai va, kol kas tokie gilūs mano apmąstymai. Bet man atrodo, aš bazuosiuos vieną kampą, bandysiu prasigręžti ekečių palei kraštą, ten iki maždaug anos pusės. Reikia pabandyti, pažiūrėti, o po to jau kas ant galo eisim gal patikrintas kelias eketės. Jeigu nebus užšalusios dėl ešerių, tai einam gręžti. Nu ką, turim 20 plus ekečių vėl. Pasigręžiom ten maždaug, kur matos kraštas, jeigu matos. Pasigręžiom ten įvairiai, čia zigzagų. Ten po to įlindom tarp tokių žolių. Įlankiukė tokia nedidelė. Ir bandysim greičiausiai dar į vieną įlanką įlysti. Ten gaudydavo kuojas, gaudydavo ešerius. Vėliavą statydavo tenai, sulindę. Ir bandysim dar ten įlysti. Pasigręžiuoti, o po to matysim, kokia ta situacija. Nes leds tikrai stors, 2 plus centimetrų. Tai yra kas veikt pasigręžiuoti. Nenukeliauju niekur toliau, blin, nusipirkti naujus peilius. Pasikeist biškį būtų lengviau gręžti. Ne šitie dabar gavau 2 sezonas, jeigu neklystu, ar 3. Plius matė žvirto apie ne vieną. Tai jie tikrai yra pagaląsti gerai. Bet okei. Ieškam žuvės, bandom pagauti. Irgi nievim. Kol kas palei tai, kas vyksta,
Galvoju, kad gal reikėjo lysti žolės. Žolėse galbūt buvusios aktyvios šiandien. Arba iš vis reikėjo važiuoti ešerių ieškoti. Į kokius kemsius, tų didžiųjų. Dėl to vieną išprašėm, šiaip ne taip. Va. Bus kokie 47. Na, bus ne tiek. 45. Greit ant metrą ir paleidžiam atgal gyventi. O, ne. Tipo legali, tipo 50, bet. Žiūrėk, namučiu. Nu? Žiūrėk. Alio. O, pabėgo viskas. Tai buvo mano statybinis metras susi. Ok, turim iš šitos pusės vieną jau. Tai gal ne ir tai baisiai kaip galvoju. Okay. Va, turime egzempliorių. Svarbiausia, kad jeigu gerai matos, jisai užkibo už trišakę. Ble, da tokia nesu pagausiu tokią balansyrą. Tuoj kažkaip noriu jo nesužeisti. Išimt, parodyt, kame buvo reblės. Va. Yra mano balansyrs ir yra ešerys. Bratiška. Ta prasme, what the fuck, nahui, ką tu sau galvoji? Nu ką, iššojom dar kažkas netoli 20 ekečiukių. Einam patikrinsim paskutinės ekečiukės ir žiūrėsim, ką čia turim, žiūrėsim, ką čia pagavom. Pasikeiskim į baltą su raudonu balansyrą. O ta mažesnė gylį čia bus patrauklesnis reikalas. Jo, tai kai vienam pačiam reikia tiek ekečių įsiliūdlinti yra jau ir kas veikti.
jau ir kas veikt. Jau tikrai noris. Grąžto su suktuku. Tada galėjai drąsiai gręžti daug tikrinti. Susitaupo daug laiko ir daug sveikatos. O. Yra kažkas. Nu. Viskas. Ja, pikta, matau. O, čia tau skaudžiai buvo, ne? Per avid baltytas. Kažkas kandęs dar tavi. Gražiai tokie. Kažkas dar tavi bandė kasti. Keliauk. Judu, pikta buvo. Tai ką, baigiam savo šiandien žvejybą. Žvejyba buvo be didelių laimikių. Didžiausia lydeka ten iki 52, daugmaž 51-52 paleidom. Bandėm gręžiotis šlaituose, kraštuose. Turėjom 6-7 kibimus. 6 lydekiukus, jeigu neklystu, ištraukėm, vienas eketai pasilika. Nes kai visą laiką sugebam į ledą kraštą pataikyti. Tai va, turėjom baisulinį ešerį, kad ras vos balansyra didumą. Ir ką, išvada tokia, kad galbūt reikėjo lysti žolės šiandien, galbūt jos tikrai buvo aktyvesnės, galbūt būtumėm turėję daugiau kibimų, nes, nestebuklas. Taip pačiu pradžioje atrodė neblogai, ypač čia, kai pasigavo čia keliose eketėse šalia žolių, bet po to buvo labai daug tuščių ekečių. Tai va. Ką, mes kraustomės į namus. Ryt nežinau, ar važiuosim kažkur. Reikia pasižiūrėti oro prognozės. Ar nėra baisiai vėjai didelį ir visą kitą. Tai jeigu ką, susimatysim sekančiam video ir galbūt su kažkuom dar susimatysim ant ledą. Tai kol kas tiek, iki neišvyna ir iki sekančią.